Nu, seniai jau kažkokių dramų buvo, varom į dramą gal. Simaudėm jūroje Trakijos, Kavalos miestelį, dabar nebame. Iš tikrųjų pasižiūrėt skalbyklos. Kaip sakoma, miestas Kavala. Sukilimo daug. Pravažiavau gyvas. Matau, kad net įspyrus, kad simsim gyvelę. Sugau vandens nusipirkau į tą šotą už manęs. Pavadinimą matot. Davė dovanų vandens ir šokoladuką, sako. Mes dviratininkai, sako, mes neparduodam, mes vieni kitiem dovanoja. Tai wow, nustebino. Maladės. Jei būsit Kavaloj, užsukit va į šitą šotą. Veiksmelis mieste vyksta. Va, jeigu tik optimalinė greitai būnis pastatytas į vietą, užpipsintas. Čia ne šiaip savo. Nu va, jau išvažiuojam. Jiem pusių. O gal dar neišvažiuojam? Ne, visgi dar neišvažiuojam. Striošinam, kaip sakant, vietinis. Su tuo dviračiu, nu bet ką padarysi? Ką padarysi biškį? Biškį reikia kartais irgi. Neduot atsipalaiduot. Štai čia. Žiūrim, ką turim. Pasikeitėm koinsų. Nužiūrėsim, dabar bandysim čia kažką įrodyti. Numeris 3 gal visai gerai atrodo variantas. Tai reiks į jį grūst viską, ką turim. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Dabar liko džiovinimas tik tai. Džiovinam, kraunamės statą, viskas tvarkingai. Nu ką, rūbus išsiskalbėm, išsidžiovinom po 10 dienų naudojimo. Super. Super, dabar judam link Salonikų. Toks gražus peizažas. Šakės. Nu geras miestukas Kavala. Nu biškį gavom serpantinų. Visas kelias iš Kavalos miesto. Kol kas vienas ilgas serpantinas, į kurį varom. Nu seniai jau kažkokių dramų buvo, varom į dramą gal.